Jūsų ekranuose Marijampolės futbolo arenos stadionas, kurio visai netrukus prasidės Top Sport lygos 22 turo rungtynės tarp Sūduvos ir DFK Dainavos ekipų. Būtent Marijampolės jaunųjų futbolininkų, kas yra be abejo visada malonu. Čia smūgis į vartus. Banevičius, Sorokinas. Palieka kamuolį Sorokinas Olukbogiai ir vėl su kamuoliu Sorokinas. Jo perdavimas, čia smūgis į vartus. Jau antrąjį kartą kairė koja atlieka standartinę situaciją. Smūgis į vartus ir labai daug erdvės šioje situacijoje turėjo Davoras Rakičius. Ir dar vienas Pirogovo perdavimas. Smūgis į vartus ir kiek nedaug trūko šioje situacijoje panašu Akraminsui. Ten sunku pasakyti, ir Krinskis valdė situaciją. Ten šalia buvo ir komandos draugas, kuris galbūt jautė, jog kamuolys neskrieja forsuoti įvykių. Ir atliekamas perdavimas Lukošiūnui, o štai šio perdavimas yra atliekamas tiesiai varžovo į kojas. Tai gali būti pavojinga. Burdzilauskas, kamuolys jau varžovo baudos aikštelės, smūgis į vartus, atrėmė šį smūgį Krinskis, o Maksimas Maksimenko po to Oškošas. Ir čionais perima kamuolį be pražangos iš savo tautiečio Artiomas Fiodorovas, o čia jau bus užfiksuota pražanga, čia bus parodyta pirmoji geltono kortelė Ivanui Koškošui. Raminco tolimas perdavimas į priekį, bet Rokas Stanulevičius pirmasis prie šio kamuolio, po to jau šioks toks nesusikalbėjimas su Odė Buhagi. Čia labai pavojinga Dubicko smūgis į vartus ir puikios progos nesugeba išnaudoti Augustas Dubickas. 1-1 buvo puikiai išvestas šis Marijampolietis. Panašu, jog nuošalė šiame epizode nebuvo užfiksuota. Savalaikis perdavimas, na ir tikrai puikiai proga. Živanovičius pasileidžia į priekį Sūduvos kapitonas, geras jo perdavimas ir vėl su kamuoliu Živanovičius. Nėra taip pats greičiausias futbolininkas. Ernesto Burdzilausko perdavimas, Burbos perdavimas ir čia viskas labai gerai. Oi, koks nesusikalbėjimas Dainavos gynyboje. Taigi sužaidus beveik 96 minutės šiose rungtynėse nugalėtojas taip ir nepaaiškėjo, nei vienai iš komandų nepavyko pelnyti įvarčio. Rungtynės baigėsi rezultatu 0-0.